Kitą dieną Jonas pamatė ateinantį pas jį Jėzų. Ne iš karto, ne impulsyviai, kuomet troškimai ima viršų, bet duoda laiko. Kitą dieną. Evangelijoje pagal Joną laikas nėra tik kalendoriaus žyma. Laikas tai vidinio brendimo rodiklis, kai žmogus pereina nuo girdėjimo prie regėjimo, kai pereina nuo nuojautos prie atpažinimo. Jonas Krikštytojas jau anksčiau kalbėjo apie tą, kuris turi ateiti. Jis žinojo, kad jisai jau yra tarp žmonių, nors dar jo nepažino. Būti arti Dievo, bet jo dar net pažinti. Įsivaizduokime, galime gyventi religingą gyvenimą. Galime dalyvauti apieigose, galime ausimis klausytis Dievo žodžių, bet jo negirdėti. Bet širdžiai dar reikia laiko, kad iš tiesų atpažintų ir pamatytų. Ir iš naujo išgirstų. Jeigu norime pamatyti Dievo avinėlį, reikia brandžios širdies. O tam Dievas duoda laiko ir laukia, kol širdis subręs. Jonas pamato Jėzų ir liudija, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Ne nuodėmės, nuodėmę, kuri kyla iš Dievo nepažinimo, kuri kyla iš gyvenimo taip, lyg Dievo nebebūtų. Iš šios nuodėmės gimsta visos kitos nuodėmės ir tik Dievas gali jas panaikinti. Jėzus yra vadinamas avinėliu, to, kuris nekaltina, bet prisiima pasaulio naštą, kuris ateina ne su jėga, bet su meile. Jis neprimeta savęs, bet leidžiasi pamatomas. Dievas nori būti tavo gyvenime, bet ar tu to trokšti, ar aš to trokštu, ar leidžiu tą. Ir galiausiai Jono žodis štai. Kitaip sakant, pažvelkite, pažiūrėkite. Jonas nekreipia dėmesio į save, jo liudijime lieka tik Kristus, tik Jėzus. Tai tikros tikėjimo laikysenos ženklas. Nesulaikyti, bet nurodyti. Paklausk šiandien savęs vieno dalyko, ar skiriu laiko, kad subrandinčiau savoje širdį, kad iš tikrųjų pamatyčiau Jėzų. Ne tą, kurį savo susikūriau, įsivaizdavau, bet tikrą Jėzų. Juk ta kita diena gali įvykti ir šiandien, jeigu leisi jam ateiti, jeigu jo neskubinsi ir nesulaikysi, jeigu leisi, kad Dievo avinėlis panaikintų tai, kas atskiria tave nuo Dievo. Ar leistum, labai paprasta, ar leistum atkurti ryšį su Jėzumi, tokiu, koks jisai yra. Palaimintos dienos ir gero apmąstymo.